Daug vaikų ir suaugusių nuolat kenčia nuo alergijos sukeliamų nemalonių pojūčių. Tai gali būti užburkusi nosis, pasunkėjęs kvėpavimas ar berimai ir dažnai tai vadinama nuolatinė alergija. Tačiau pavasario su siaubu laukia sezoniniai alergijai jautrūs žmonės, kuomet ore skraido milijardai žiedadulkių. Kaip tik artėjant pavasariui, šį rytą mes ir kalbame su gydytoja alergologe, docente Audra Blažienė. Labas rytas. Labas rytas. Gydytoja, dauguma alergiškų žmonių griebėsi vienu ar kitų medikamentų ir tuo metu iš tikrųjų jiems palengvėja, bet išeina uždaras ratas. Tik nustojus vartoti, vėl paūmėja alergija. Ar yra kokia kita išeitis? Jūs esate visiškai teisi. Vaistai vartojami alerginių lygų gydymui, tai tik tai užslopina alerginį uždegimą ir tuo būdu gali laikinai panaikinti, kol jie yra vartojami ligos simptomus. Tačiau yra ir kitų gydymo būdų, kurie gali panaikinti simptomus ilgam laikui. Tai yra taip vadinama specifinė imunoterapija, kada žmonės yra gydomi alergenų ekstraktais ir tiesiog organizmas yra pripratinamas prie aplinkos alergenų. Tai labai yra efektyvus gydymo būdas sergantiesiems alerginė sloga, tiek nuolatinė, tiek sezoninė ir taipogi alerginė astma. Kada patariama pradėti gydyti alergiją? Jeigu pasireiškia ligos simptomai, aišku, žmogui belieka vartoti vaistus. Tačiau specifinę imunoterapiją reikia pradėti anksčiau. Jeigu yra nuolatinė alergija, pavyzdžiui, namų dulkių erkėms, kuomet mūsų aplinkoje jos yra nuolat, gydymą galima pradėti bet kada. Tačiau sezoninės alergijos atveju, pavyzdžiui, jeigu vargina sloga, kurią sukelia medžių žiedadulkės, pievų žolių žiedadulkės, gydymą reikia pradėti žymiai anksčiau, negu ateis liga, ateis sezonas. Kodėl? Todėl, kad reikia, kad organizmas jau nors šiek tiek priprastų ir pačios ligos paūmėjimo metu gydymas gali būti pavojingesnis, nes gaus iš aplinkos alergenų žmogus ir taipogi mes jiems skirsim alergenus. Todėl, jeigu medžių žiedadulkėm alergiškas, o Lietuvoje tai daugiausiai yra beržinių šeimos žiedadulkės, gydymą reikia pradėti jau iki naujųjų metų. Taip, kad šiuo metu, kai kas jau pavėlavo, jeigu norėtų gydytis injekcijomis, dar galima suspėti poliežuviniai imunoterapija gydytis lašeliais. Tuomet yra šiek tiek greičiau pasiekiama gydomoji dozė, tačiau vis tiek geriau anksčiau. O žolių žiedadulkių alergenais gydytis dabar pradėti yra pats laikas. Gydytoja, ar yra nustatyta, ar yra kokie nors moksliniai tyrimai, kaip vaikų ir suaugusiųjų gyvenimo kokybė įtakoja alergijos buvimas, turėjimas? Alergija dažnai nėra mirtina liga, nors yra ir išimčių. Tačiau net atrodytų tokia nesunki liga kaip alerginė sloga gali labai įtakoti žmogaus gyvenimo kokybę. Apie 80% pacientų yra sutrikdomas miegas. Apie 50% žmonių, kurie serga alerginė sloga, skundžiasi sumažėjusiu darbingumu ir nuovargiu. Net ir vaikams tai turi įtakos. Net mokymosi kokybė nukenčia sergančiųjų alerginė sloga. Dar šiek tiek apie imunoterapiją. Kuo tas metodas ypatingas skiriasi nuo kitų? Kodėl būtent imunoterapiją siūlytumėte jūs? Imunoterapija tai yra vienintelis priežastinis gydymo būdas. Kitaip tariant, ne simptomą trumpam, o iš esmės. Todėl, kad būtent imunoterapija gali pakeisti organizmo imuninės sistemos atsaką į aplinkos alergenus. Ir tuo gydymo būdu mes tą atsaką pakeičiame ir todėl alergiškas žmogus pradeda reaguoti į alergenus taip, kaip sveikas žmogus. Labai svarbu tai, kad gydant imunoterapiją pasiekiamas ilgalaikis efektas. Jeigu mes nustojam vartoti vaistus ir susiduria žmogus su alergenu, tai simptomai, nevartojant vaistų, iš karto atsinaujins. O čia jau po pirmųjų gydymo metų beveik trečdaliui pacientų simptomai labai sumažėja ir mažiau reikia net vartoti vaistų. O po ilgesnio gydymo, nes paprastai gydome 3-5 metus, galima pasiekti net visišką pasveikimą. Ir jis tęsiasi 5, 10, o kai kuriais atvejais ir 20 metų.
Aš tikrai nežinau, ar anksčiau buvo mažiau turinčių alergiją žmonių, ar mes tiesiog mažai apie tai žinojome. Tiesiog šiandien susiduriu su tuo, kad tikrai dažnas, kas antras sutiktas, įvardė turintis vieną ar kitą alergiją. Tai iš tikrųjų tampa labai aktualia problema, todėl gydytojai jums širdingai dėkoju už šį naudingą pokalbį ir linkiu, kad visi būtume sveiki. Ačiū. Ačiū. Taigi, apibendrinant mūsų pokalbį apie alergiją ir imunoterapiją, galima būtų pasakyti, kad imunoterapija yra tinkama vaikams jau net nuo 5 metų. Taip pat, kad tai vienintelis būdas veikiantis alergijos atsiradimo priežastis. Ir dar svarbu paminėti, kad informaciją apie gydymo centrus ir gydytojus taikančius pacientams alergenų specifinės imunoterapijos metodą rasite internete adresu www.imunoterapija.lt. Būkite sveiki.